Lukas Vasilijus. Super. Aš sudalyvau trečią kartą stand-up'e ir jisai buvo geriau nei prieš tai. Ką turiu tuo omeny? Taigi, atvariau jau open mic'ą kartu su draugu ir jis turėjo pasirodyti pirmas. Ir daug streso reikia įsivažiuoti, įsijausti. Ir jisai, kai atėjo pasirodyti, sakyčiau, pasirodė gana neblogai. Jeigu gyvatė išlystų iš tuliko, aš ten mačiau video, tikrai gali nutikti. Ir man yra baisu ne todėl, kad įkas, bet jeigu jis kažkur įlys ir man patiks. Čia tada jau būtų baisu. Man varaišiai patinka. Aš nuo vaikystės žiūrėdavau Spider-Man'o filmus. Aš šiaip norėjau tapti Spider-Man'u. Aš ieškodavau vorų, kad jie man įkastų. Aš taip norėjau tapti, tai ir ieškodavau. Vieną kartą įkando. Aš norėjau paskirti mamai, parodyti. Mama įsigando, nes vienas dalykas įbijo vorų, antras dalykas ten buvo erkė. Tai aš netapau Spider-Man'u, tapau Disabled Man'u. Biškai liūdnai, biškai tragiškai, nemeluosiu čia. Tipo, geri bairiai, Lendino, aš čia papasakosiu, kažkada pamatysite, atsargiai slydau. Bet problema ta, kad tiesiog per greitį šnekėjau. Nes aš pirmas, man tiek daug jaudulio buvo, kad aš tiesiog bet bairiai pavyko. Tai tiesiog bairius kartosiu, lėčiau ir taip Kaip tau, ar tu stresavai pačioje pradžioje, kai tu atėjai? Ne, kai aš, tai jeigu mano yra vienas iš būdų, kaip aš stresą tą valdau, tai aš greitai pradedu kalbėti. Tai aš tikrai stresavau. Čia mano labiausiai stresingiausias stand-upas, nes kažkodėl šį kartą aš mačiau žmonių veidus. Netgi dabar greit šnekėjai. Jo. Matai žmonių veidus? Aš mačiau žmonių veidus. Tai kaip man tada reaguos? Aš tiesiog žiūrėjau ir aš matau žmonių veidus. What the fuck, pirmą kartą visą laiką būdavo šviesa, o dabar... Okei. Tai, ką žinau, tai man dabar kažkaip atstos irgi matysiu kitus tiek pat? Jo, greičiausiai. Ne tai, kad čia lik žiūri tą, bet tu matai, kaip tiesiog žmogu, šiek tiek apšviesti kai kurie veidai. Nežinau, visai įdomiai. Viskas super, užskaitau, ledas, labai fainai. Ir aš turėjau būti prieš paskutinis. Ką tai reiškia, kad aš negaliu būtinai įsijausti visų kitų būtent pasakojimus, nes aš žinau, kad bus mano eilė. Ir tas juntasi, tu negali taip ramiai sėdėti, bet yra kaip yra. Antroje dalyje, kai aš jau turėjau pasirodyti, aš pradėjau kartotis, viskas kaip ir okei. Problema tik tais, kad aš būtent tos visus bairius buvau parašęs jau tą pačią dieną ir buvau papasakojęs grupiai draugų, kurie davė savo įžvalgas ir jos buvo visai neblogos. Jie jau skaitė, sako, kaip ir visai neblogai, kai kurie netokie geri, ir patestuoti reikia auditoriją ir pažiūrėti, kaip viskas išeina. Ir šį kartą, ką bandžiau padaryti, būtent papasakoti, kaip yra, tarkim, platesnė istorija, kas man patinka. Man patinka pasakoti istorijas ir tenais įdėti tam tikrų, pavadinkim, bairių vidury jos. Vienas iš jų buvo tenais, kad aš buvau, nesikalbėjęs su savo tėvu ilgą laiką ir jisai man paskambino po 10 metų. Tas, gal nesijautė ir jautėsi turbūt, kad daugiau auditorijai kažkas bus vėliau. Ir aš to gal neišdėšiu, arba pats dalykas nebuvo juokingas ir daugiau tiesiog, tiesiog istorijos dalis. Žodžiu, nesenai buvo šventės, visi ten kalėdas atšventė, visi kaip ir smagiai. Ir aš buvau susėdęs su savo šeima, seneliai, mama, viskas smagu. Ir aš žiūriu, tėvas skambina po 10 metų. Ir aš toksai, okei, gal kažkas bus ypatingo, po 10 metų nemačiau, gal pieno išėjo, viskas okei. Ir, gal pasakys, myliu, pasilgau, senai nesimatėm. Ir aš atsiliepiu ir sako, Luki, aš tave labai myliu, perves 20 eurų. Ten kaip toliau aš pasakau, nes kad, būtent vesdamas su tą istoriją, aš kaip paklausiu būtent poros kitų žmonių, kokia buvo jų nuomonė. Jie sako, kad aš labai predictable daviau istoriją, kad žmonės kaip ir nujaučia, kas bus. Ir tu turi duoti tokį kaip, ar huką, nežinau, kad žmonės nesitikė to atsakymo. Kaip aš bent jau matau, kad reikėtų neduoti gal per daug informacijos ir taip iš niekur nieko pasakyti, gal tada būtų žymiai juokingiau. Kas, man atrodė, kad vieta yra juokinga, bet jinai buvo pateikta neteisingai. Vienas iš dalykų, ką aš pasimokiau būtent iš savo praeitų nepavykusių kartų, ypač iš antro, kad jeigu kažkurioje vietoje nepaeina, tu tiesiog adresuoji, kad tau tai nepaėjo ir iš to gali gauti porą laughs. Kam tau bokso pirštinės? Aš su draugu susitaikiau, ten, teikia, viskas zaibys. Susitaikiai, super. Žodžiu, čia gal pas mane tik tėvas toks.
Kita vieta dar, kur aš pasakojau, buvo, kur aš su mergina nuvainu į kino teatrą, pažiūrėti filmą, jis trunka gana ilgai ir aš žiauriai noriu į tualetą. Ir pati esmė, kad tiesiog aš noriu išeiti, jinai nori, kad aš pasilikčiau, jeigu tu lieki viskas ok, jeigu tu išeini, mes skiriamės. Nu ir tipo, aš iš to bandžiau kažką išvystyti. Ir iš to tas, taip, žmonės tiek labai nesijaukė, bet ką aš testavau ir ką norėjau prieš tai pabandyti, tai būtent tos pauzės. Kur tau duoda, tarkim, pasirinkimą, kur aš pasakoju istoriją ir aš tenais nieko kaip ir nesakau, tyliu, pabūna kokias 3 sekundės ir tada būna tas punchline'as. Kur žmonės kažkiek nusijuokė, bet problema galimai gali būti, kad aš kadangi prieš tai užvežiau taip nelabai energingai, tai žmonės nelabai juokėsi ir iš toliau esančių visų tų bairių. Arba tu lieki čia ir mes liekam kartu, arba tu eini į tualetą ir gali tau nebegrįžti. Žodžiu, jau nusimyšt. Ir žinot, tas, kai, tipo, žiauriai nori myšt, nueini tuliką, pradedi tenais ir, tipo, tas garsas yra tas pats kaip per YouTube, kai pasileidi raminantys skrekliai 10 valandų. Biškai tas pats. Dar viena dalis buvo, kur man draugas sako tenais, kad aš turiu panaudoti jo pick-up line, jeigu man paeina, aš gaunu numerį, aš gaunu 10 eurų. Jeigu ne, tai tada gali iš manęs pažvengti. Ir aš tenais specialiai tam tikrose vietose, kaip ir norėjau, susimaišyti, bet aš taip sumaišiau, kad net žmonės nesuprato, ką aš norėjau sumaišyti. Sako, tai jis prie merginos prieiti ir pasakyti, ar tu esi kiaušinis, nes aš tavo trinys. Blet, jo, daug šansų, ne, jų moteris girdi. Aha. Okei, kodėl ne, taip aš nueinu prie merginos, nes pasakau, labas, ar mėgsti kiaušiniai, ten ateina, nusisuko, jis nuėjo prie vaikino, sako, jis norėjo, nežinau, kažką apie mišrainį šnekėjo. Prieinu prie merginos, sakau, labas, gražiai atrodai, ten gal turi kiaušinį, tai yra numerį. Ir jinai taip ateina, paima telefoną, aš galvoju, o blet, saibys, įrašo numerį. Ateina, paskambina, pasižiūri telefoną, 1601. Ir tipo, pridute prie ausies, sveiki, ačiū, kad paaukojate vaikams ir seneliam 5 eurus. Draugas ateina, tau pavyko, be 10 eurų vis tiek duosi. Ok, šitas visai kaip ir paėtais, kažkas, kas suprato, buvo visai neblogai, bet aš turėjau gal duoti konteksto, kas yra tas numeris, nes ne visi pagavo. Man atrodo, kad čia visiškai gera idėja, tik tais, kad, paaiškinimas jis nelabai tiko. Ir aš suprantu, kodėl man nesiseka. Todėl, kad aš prieš porą savaičių pradėjau scrollinti Facebooką ir pažiūrėjau, kad man yra rekomenduojamos grupės santykiai vienišiems virš 40. Tipo, labai aktualu matosi. Ir aš ateinu, pasižiūriu, grupė yra mano draugas. Jam 20. Ir, aš su juo susirašau, žinai, sakau, tai būnam kartu, viskas čia ženklas. Ir tai dabar mes dviese, 2 mėnesiai, dar neįsiskyrė. Dar. Yra vietų, kur visai šiaip neblogai išėjo, kur aš pasakoju vieną ir žmonės tikisi kažkokios būtent einant su ta logika atsakymo, ir tenais visiškas misdirectionas. Ir ta žmonės prajuokina. Tai visai smagu būtent, kad buvo momentų, kur visai, sakyčiau, geriau išėjo. Ir tu gali pridėti porą žodžių ir žmonės vis dar lefina, nes jie pagauna kontekstą ir tau tiesiog gal 1, 2, 3 žodžius reikia pridėti. Paskutinė vieta buvo su savižudybės prevencijos linija ir aš turėjau labai tikrai, aš manau, kad buvo gera idėja būtent, ką aš sukonstruktavau. Buvau papasakojęs ir draugams, visi jau skaitė. Problema buvo, kad aš kai pradėjau pasakot, aš neįsdėšiau pakankamai gerai, aš galėjau įgarsinti tikrai geriau. Man šiaip gana įdomu yra žmonės, kurie žino, nebenori gyventi, viskas šakės, yra savižudybės prevencijos linijos. Ir man atrodo, kas būtų, jeigu jie šnekėtų taip pat, kaip aš skambinu Sodrai. Tipo, viskas, aš nebegaliu gyventi, prašau, man reikia pagalbos, padėkit. Šiuo metu visi konsultantai yra užimti. Pasignalą palikite pranešimą. Aha, zaibys. Ir galiai išėjo toksai kaip ir blynas, tiesiog, aš nedaviau pakankamo to viso išdėstymo. Iki visi mes šiandien kalbinsime ateities komiką Luką Vosylių. Tai kaip jums praėjo šis stand-upas šiandien? Ačiū, Kentai. Šiaip jaučiuosi labai puikiai. Pašnekėjau pusiau normaliai. Nieko negirdėjau. Tiesiog confusionas. Vėl to šviesos, bet biškai mažiau. Kai kurie bairiai lendino, gavau porą specifinių nuomonių, kad kažkam nepatiko. Šiaip visą kitą kitiem kaip ir visiems tiko. Tai flešo nematei? Ne, aš flešo nemačiau, bet kažkaip suėjo, kad minėjai. Taip, laikas labai gerai suėjo. Tai šiaip nežinau, ką galim pasakyti apie jo stand-upą. Man visai patiko, tikrai geresnis negu jo pirmas, negu jo antras. Tai tikrai tobulėjama. Aš manau,
tikrai, va čia pamatysime po kokių 15 metų gal kokiam kalėjime. Bet... Pagrindė yra kai kurie vietos, kur aš tikrai neplanuoju daugiau pasakoti, yra vietos, kur aš tikrai papasakau ne taip gerai ir aš turėčiau jas perrašyti. Ką norėčiau padaryti atėjus kitą kartą, tai atėjus su žymiai tokia didesnė energetika, toks susivedęs ir pasakot ne toks va chill su mikrofonu, bet taip va aistringai ir gal tai duoda visiškai kitokį rezultatą. Nes kai pasakoji galimai gal greičiau arba tiesiog garsiau, toks visas susivedęs, tavęs auditorija irgi klauso skirtingai. Nes jeigu tu tyli, visi įdėmiai klauso, tada tenais, jeigu tu kažkokią vietą taip pat laidžiai papasakoji, tai gal ir nieko nereiškia. Vis dar pauzės, intonacijos, viskas tas išlieka ir tą reikia praktikuoti, bet tuo pačiu pabandyti ir ateiti energingai. Įdėti daugiau gal absurdiškų situacijų. Jeigu tai yra istorijos dalis ir tai pati istorija yra absurdiška, aš manau, kad tai yra gerai, tą reikia patikrinti, bet manau, kad reikia įdėti šitą kryptį. Tai va, tiek iš manęs.